vienas iš vakarinių ritualų. Jis būna kas kart kitoks, bet vienas etapas tai makiažo valiklis, nuimti makiažą nuo akių, nuo lūpų, kartojasi visada. Merkiai makiažo valiklis yra 2 fazės. Pasimsiu vatos diskelį, sudrėkinam vatos diskelį. Galima iš karto ir 2, jeigu jums norite ant abiejų akių, bet iš ties šiek tiek suplakam, nedaug, daug nereikia, sudrėkinam vatos diskelį. Vieną ir kitą. O čia yra labai svarbi dalis. Apie akis oda yra 3 kartus plonesnė ir ją reikia prižiūrėti delikačiai. Tai pridedam vatos diskelius prie akių, kur tušas tirpsta pats, šešėliai puikiai nusivalo, jūs to įsitikinsite. Palaikom šiek tiek keletą sekundžių, apie akis iš tikrųjų trint nereikia. Galima tik tokiu sukamu judesiu nuo vidinio akies kampelio iki išorinio ir apačią pravesti, ne? Aš taip pat ant akius nuvalysiu, nes jos taip pat dažau šešėliu, ryškinu šiek tiek šešėliu. Va, kaip gausiai. Su kitu vatos diskeliu nuvalysiu lūpų makiažo likučius. Taip pat sudrėkinu. Nei su vienu prausikliu nenuvalysi taip makiažo ir nereikia. Tam yra specialios priemonės. 2 fazės makiažo valiklis yra labai daug. Jau užtenka ilgam. Likučiai lūpų dažų. Na, dabar prausiklis. Plauti veidą. Myliu šitą prausiklį, tai Tymais Tripier prausiklis 45+. Tai yra tokios kaip putos, valomosios putos. Aš tai parodysiu, kokia yra konsistencija. Bet tokia konsistencija, tokia kreminė. Labai gerai išputoja, sudrėkinam prausiklį tarp delnų, patrinam, na ir patrinam veidą. Švelniai, delikačiai, apie akis zoną nelieskite, apie akis tai yra akinukai. Ir ką jisai daro, puikiai plauna makiažą, likučius, nešvarumus. Ir vyresniom moterim, 45+ metai ir daugiau. Tai yra svarbu dėl to, kad jis neturi mikrogranulių, jisai nebraižo odos, jisai labai delikatus. Na, o parodysiu dar vieną įdomų momentą. Mano mėgiamas produktas tai yra Merkiai servetėlės. Tokiam pakelėje paimsiu vieną servetėlę, jinai yra pakankamai didelė. Jos pagalba aš prausiu veidą. Ir labai mėgstu kelionėse, bet taip pripratau kelionėse, kad pradėjau naudoti ir namie. Kartais naudoju Skinsonic šepetėlį, bet dažnai labai naudoju ir servetėlę. Servetėlė yra gana didelė, su mikroplaušu, va jinai tokia. Ją galima susikarpyti ir naudoti makiažo valikliui. Bet aš šiandieną sudrėkiname ją, šiandieną aš parodysiu, kaip aš plaunu veidą ir jisai tikrai yra tada švarus. Žinot, kartais moteris naudoja visokias rankšluostukus, tai veidų turėtų būti atskiras. Be abejo, oi, neparodžiau. Va, toksai servetėlė ruda, nes aš turėjau šiandien pilną makiažą. Ne visada tai būna, bet jeigu netgi neturiu makiažo, vis tiek prausiu veidą vakare, dėl to, kad per dieną susirenka dulkės, nešvarumai, kietusios dalelės, visą tai reikia nuplauti. Niekam to mums nereikia. Servetėlė, kadangi turi mikroplaušą, jinai intensyviai, gražiai nuplauna. Man 2 kartų pakanka. Jeigu yra noras, galima ir 3 kartus. Šitą servetėlę išplovus galima dar panaudoti, 3-4 kartus, po to, aišku, verta išmesti, nes jinai dyla ir naudoti kitą. Jeigu patiks, tai tikrai pas mane galite užsisakyti servetėlės, jos yra tik Merkiai. Ir aš savo mylimom klientėm dedu dovanų dažnai jas, dėl to, kad pati jas labai myliu. Po to tonikas. Tonikas yra vandenėlis, kuris atstato pH. Po prausimo kartais oda traukia, nes vandens pH skirtingas negu odos pH. Bet aš toniką labai myliu, galima jį ant delno ir prabraukti. Bet aš jums rekomenduoju kitą dalyką. Aš turiu ten tokį iš senesnės kolekcijos purškiklį. Galite įsigyti vaistinėse, įsipilti į purškiklį ir tiesiog smagumėlis, papurškiu veidą. Iškart gaiva, tokia, žinot, ir šaldo, ir,
Tai yra toks gyvybės vandenėlis, kai sakau, gėlė negali būti be vandens, tai moters oda negali būti be toniko. Po kiekvieno sąlyčio su vandeniu naudoju toniką. Šiandieną sąlyčio su vandeniu daugiau nebus. Sekantis etapas, tai yra labai greitai, aš pasakoju jums todėl ilgai, bet šiaip tai yra greitai. Tai yra paakių kremas. Tai Maestri Pierre paakių kremas 45+, su tokiu angaliu. Kodėl su tokiu angaliu, nes jisai dar ir šaldo. O pas mus, pas moteris, kaip žinia, čia linkę yra susidaryti, nežinau kaip pas jūs, pas mane tai taip, tokie, kaip pasakyti, paburkimai. Tai šaldantis tas galiukas labai puikiai dirba, apvedam nuo vidinio akies kampelio iki išorinio, nuo vidinio akies kampelio iki išorinio. Tokiu judesiu galima ir atgal. Galima piešti aštunkę, kaip kas mėgstate. Esmė nuo šito nesikeičia. Jeigu liko likučiai, galite tapšnoti. Man sunku pasakyti, nes be akinukų nelabai aš čia matau, ar liko, bet matau, ne. Ok, šiandien naudosiu 2 boosterius. Kas yra boosteriai? Tai yra koncentruotas produktas, kuris sprendžia konkrečią problemą. Tai boosteris su C ir resveratoliu, kuris yra nuo raukšlių, prieš raukšlinį turi poveikį. Žinau, kiek čia jo liko, jisai toksai yra rudas į delną. Galite iš karto, kažkas mėgsta iš karto ant veido, galite. O man iš karto nubėgo, kaip matėt. Aš mėgstu į delną, patapšnoju ir patapšnoju. Tokias krusdelytės vaikšto, tai yra grynas vitaminas C, resveratolis, kuris labai jaunina. Neužmirškite zonas, būtent ovalo veido. Vat šita vieta yra labai svarbi. Šiandien aš esu, prieš jūs nesu nuoga, bet jeigu tai darau pati viena, tai darau viską iki krūtinės. Nes dekolte zona yra irgi, pas moterį veidas baigėsi ties krūtinė, kaip aš mėgstu pasakyti. Yra 3P, paskirstom, patapšnojam, galim pažnaibyti ir pavaluoti. Jeigu norite, tai būtų toks mini masažas. Kadangi šitas boosteris yra toks skrusdelytės vaikšto, toks rūgštinis jaučiasi, 2 boosterius galim vienu metu derinti, tai visada derinu su boosteriu su hialurono rūgštimi ir keramidais, tai yra būtent drėkinantis, toks jau čia bus permatomas, toksai klampesnis, oi, koks mėgas, klampesnis toksai, toksai permatomas klampus. Ir taip pat ant viršaus paskirstom. Tai vienu metu galimi 2 boosteriai, drėkinantį boosterį galite naudoti vieną, bet visus kitus aš vis tiek rekomenduoju drėkinantį uždėti ant viršaus, nes drėgmės trūksta visiškai visom. Visiškai. Nesvarbu, koks metų laikas ir nesvarbu, kiek jums metų, nes jos niekada nebus per daug. Kas darosi, kada prisipildo ląstelė drėgmės, jinai išsipučia. Ir kai jinai išsipučia, jinai netokia pralaidi. Vadinasi, tarp ląstelių sunkiau atsiras raukšlė. Tiesiog oda vientisa. Sekantis etapas labai irgi greitas, tai yra serumas C+E, nes iš tiesų boosterį gaila naudoti vieną, nes boosteris pastiprina serumo poveikį, serumas pastiprina boosterio poveikį. Serumas C+E, tai yra antioksidantai, kompanija Mary Kay gudriai, protingai, tiek trupučiuką, inkapsuliavo vitaminą C į E. Ir todėl jisai neišsigaruoja, neišsisklaido nuo aplinkos poveikio, nes yra inkapsuliuotas. Šitas produktas gavo labai daug apdovanojimų, jis atstato odos imunitetą, jis už sveikatą odos, čia viskas yra apie sveiką odą. Matote mano nuogą odą, tokia kokia esu, be jokių filtrų. Kartais vyrai man sako, Ilona, tu rodai socialinėje erdvėje save be makiažo. Nebijau šito, mėgstu vaikščioti be makiažo, be abejo, jeigu namie ar atostogauju, tai vakarais, jeigu į restoraną ar kažkur, bet darbe, tai taip visada. Ir minimalų makiažą naudoju dažnai. Ir paskutinis etapas būtų, tai Maestri Pierre naktinis kremas. Jis yra tokioje pakuotėje, sandarus, apsaugotas, uždarytas, jisai tik paspaudus pirštukais. Vienas, gal net nereikia daugiau, gerai, dar trupučiuką, pusantro karto.
Paspaudus išeina vat kremo tiek, kiek reikia. Čia yra retinolio, yra priemonių nuo raukšlių, tai yra naktinis Tinbais Repair kremas, kuris dirbs savo darbą. Visą vakarinį ritualą rekomenduoju daryti grįžus jau po darbų ar ne, namučių, kada jau poilsiaujate. Jeigu laiko atžvilgių, tai būtų gerai padaryti iki 10 vakaro. Galite anksčiau, bet vėliau yra neverta, geriau jau. Nu, jeigu grįžot vėlai, vis tiek nusimkit makiažą, tai yra geriau negu nieko. Bet nuo 10 vakaro iki 6 ryto oda turi biologinį laikrodį. O tai reiškia, oda priima visas vertingas medžiagas. Dieną ją turime saugoti, turi ilsėtis, atrodyti gražiai, o nakčiai pripildyti pačių geriausių ingredientų. Tai va, tai vienas iš mano vakarinių ritualų. Jaučiuosi gaiviai, oda kvėpuoja, tokia šaldo, smagus jausmas. Na ir ką, reiksiu paskaityti knygą.